Pakulsim kombainą. Važiuosim soją kulti. Jau atėjo laikas. Tempo ne visiškai pavyko mums pasėti, kad nebūtų, kad žemė būtų lygi. Su kombainu, bet tai, o kaip, kažkada būna tas pirmas kartas, sako, nesu bandęs dar. Tai va, yra proga pabandyti. Bet matau, kad viskas čia yra lapkričio 7. Kulių soja. Lygiai mėnesis vėliau negu svečiulis Kęstas. Nu, aš mėnesį vėliau pasėjau, tai mėnesį vėliau ir kuliu. Bet taip visumoje soja gerai eina. Aš kuliu su paprastu kederiu, ne su fleksu. Nu, yra, aišku, palieka kažkiek tų ankščių, bet nu, jau dabar yra kaip yra. Faktas, kad reikia anksčiau sėti soją, tam, kad nenusitęstų jau apjūti rudenį. Viskas, nes esu sėjęs gegužės 1 pasėjęs, tai rugsėjo 30 kūliau. Tai gan sakyčiau normaliai. Bet taip visumoje eina normaliai dabar. Saulytė šviečia ir viskas liuks. Tai va, lapkričio skaityk jau pradžia, lapkričio 7 šiandien. Ir, nu, nesu dar taip vėlai kūlęs su kombainu, bet tai, o kaip, kažkada būna tas pirmas kartas, sako, nesu bandęs dar. Tai va, yra proga pabandyti. Bet matau, kad viskas čia yra normaliai. Aišku, galėtų trupučių, galima būtų žemiau kūl, bet negaliu dėl to, kad kai su tempo sėta, yra tie tokie tarpuvagiai kalniukai. Tai va čia va yra, taip su Remigiju mes bandėm pavasarį visaip, bet problema buvo ta, kad esminė tai reikia būtinai nusivoluoti, tai čia faktas. Aš netgi turiu omeny, kad nusivolavimą ne po sėjos, o netgi prieš sėją, kad nusivolavai, jeigu įdirbtą žemę, čia kalba eina apie tai, kad jeigu įdirbtą žemę sėjam. Jeigu tiesiogiai sėjam į ražieną, tai man atrodo, čia iš viso jokių problemų nebūtų, nes aš esu sėjęs pats soją į kvietieną, į kviečių ražieną, tai tikrai viskas puikiai. Čia giliaigi nereikia, čia 3,5 cm tik tai reikia įterpti, jokių problemų. Pupas, tai kai sėjai, sakykime, ten reikia 6 cm, tai ten yra iššūkis. Bet jau su pupom patys suprantat, kad nu, nėra to derliaus, nėra iš ko išspausti, tai vis dėlto norisi alternatyvos kažkokios. Tai, o alternatyva būtent soja ir yra. Aš manau, kad tas perdirbimas aktyvėja, yra nemažai tų jau ir Lietuvoje ūkių, kurie patys persidirba, tai manau, kad ir sojos supirkimas Lietuvoje tikrai nebus problema. Dabar va, išveža mėginį pasižiūrėti su Infrateko į aruodą, patikrins, kiek drėgmė. Nu, drėgmės čia bus daug, aš suprantat patys, lapkričio mėnesį nėra ko ten stebuklų tikėtis, kad ten bus sausa soja. Tai čia būtų naivu tikėtis tokį dalyką, bet žiūrėsim. Tai va, ačiū visiems, kad palaikot mane, ačiū visiems, kad prenumeruojat mano kanalą, ačiū kanalo nariam atskiras, būtinai jums pasistengsiu parodyti ir daugiau filmukų kažkokių įdomesnių. Tai žiūrėkit mano filmukus, nes kitose filmukuose parodysiu dar ir daugiau apie sojos dirbimus, apie perdirbimus, apie sėjos, na ir visokį kitokį. Tai va, nieka 6 hektarai nukulta. Vieną priekabą išvežiau.
net nežinau. Nežinau kol kas dar kokia yra drėgmė. Bet jinai drėgna, tikrai drėgna. Ir dabar pjaunu. Pjaunu toliau. Eina gan normaliai, tik negaliu pasakyti, negaliu ant aušnekos. Va yra palieka, apačioj nupjauna. Bet ką padarysi? O dėl to Kęstutis įsakė, kad reikia su flekso pjauti. Ir didžiausia problema yra, tai va tie tokie kalniukai ir viskas, va šičia va. Tuose kalniukose pradeda va šitaip raust, va tokį kukulį daryti. Ir viskas. O ką padarysi? Labai nesinori palikti. Taip, tai visumoje sakau, aš nesistengiu labai žemyn leisti. Nu ką padarysi, aš suprantu, kad palieku. Bet yra kaip yra. Nes tik tai jeigu biškį čiučiut žemiau paleidžiu, viskas pradeda man toj pat pradeda stumti. Su fleksu irgi vakar kūlė kolega, dar vienas, irgi taip pat sakė. Ai, dabar va, nieko nepadarysi, va, pisti stumia, tenka vėjai išlipti. Ir čia va grinai, čia pati pradžia buvo sėjos. Čia buvo pradžia. Vis dar reguliavom. Čia iš pradžių tai iš viso buvo kalniukai gan dideli. Ir vien dėl to va, dėl tų kalniukų va dabar problema turiu. Jie atrodo lietingi metai buvo. Gaila, su kamera negaliu užsidėti pirštinių. Bet noriu parodyti jums gyvai, kaip tas viskas vyksta. Bet nėra, sakau, kad tai būtų blogai. Tik tai, kai filmuoji, tai realiai va taip gaunasi. Nes du darbus, kai reikia dirbti. Moteriškis, tai sako, ir darbus gali dirbti. Na, vyram, o da tokiem perdukam kaip man, iš viso, manau, kad sudėtinga yra dirbti du darbus. Tai va. Šiaip tai va vietom labai graži ta soja, viskas tvarkingai. Įdomu tik tai kokia drėgmė ir kas čia gausis to derliaus. Nu, aš manau, kažkiek prikulsim.
Visi 13 hektarų, bent jau po porą tonikių, manau, pririnks. Nes pagal tai, kaip atrodo ta soja, manau, kad kažkiek prikulsiu. Bus sėklos kažkiek tai. Sėkla tai nežinau, jeigu kas galvoja ūkinė, tai nemanau, kad verta pasikabinti visą vieną ant ūkinės tos, sakykim. Aš tai vienaip ar kitaip vis tiek skaitau, kad reikia kažkiek įsigyti sertifikuotus, aš ir kviečius irgi lygiai taip pat nusiperku kiekvienais metais sertifikuotos sėklos, vien dėl to, kad atsinaujinti. Tai va, tai reikia turėti omeny, vienas dalykas, inokuliantą reikia nusipirkti, nes sojai tai būtinai tas, aš manau, kad, nes pas Kęstutį, kai kūlėm, tai grinai jo, kur buvo papildomai inokuliantas naudotas, ten derlius antrą tiek buvo didesnis. Tai va, aš manau, kad pas manęs būtent taip ir bus, kad bus mažiau. Antras dalykas, pas manęs yra kas 45 pasėta, va, matot kokie tarpueiliai dideli. Nemanau, kad verta, pas Kęstutį buvo kas 25 savo tarų sėta. Tai aš manau, su savo Gaspardo visą laiką sėdavau, tai būdavo pas manęs 36. Nes 18 tarpueiliai, kas antrą užsidarydavau. Ir kas 36. Tankiau, kas 18 tikrai neapsimoka, nes tada soja būna, jinai stelbia vieną kitą, o jinai šviesos mėgsta. Ir va soja būtent va taip, kaip pas manęs dabar, jeigu va, matot, 4 valandą saulė jau leidžiasi, jinai ten va kažkur anam krašte, tai būtent va taip soja būtų geriausia pasėti, kad kuo daugiau saulės, matot, iš šono visą laiką apšviečia saulė soja. Tai va tas yra variantas, sakykime, iš rytų į vakarus sėti, labai geras variantas, aš skaitau. Čia irgi jau ne iš vieno girdžiu šitą dalyką ir jisai tikrai yra pasiteisinęs, aš pats ant savęs matau. Kaip gražiai matosi apšviečia saulytė soja visą, tolygiai gaunasi visa apšviesta. Tai va, čia yra labai didelis pliusas, o tas, aišku, jeigu ten jau visiškai neįmanoma, jisai gaunasi trumputis, tai aišku, nelogiška būtų, bet jeigu tik įmanoma, tai būtinai reikia taip sėti. Tenka su viena ranka vairuoti. Atvažiavo sūnus jau išvertęs. Krausim į džiovyklą dabar. Tiksliau kraunam dabar, pervalom per pirminį valymą ir iš karto į džiovyklą. Gal jisai jau žinos, kokia drėgmė yra. Ja. Nes tas būtent ūkininkas, pas kurį valaus džiovinsiu, turi infrateką, tai sužinosim kokią drėgmę. Manau. Nebent sūnus nenorėjo gaišti. Tai va, saulytė jau kavojasi, teks vyniotis meškerės. Tai va, drėgmė yra 29, 2 kartus darė, 28,5, 29 buvo. Tai va, tokie tie rezultatai. Pusę praktiškai nukūliau šiandien. Per naktį planuoju nekulti, greičiausiai, kad kulsiu rytoj. Vis tos oros praneš normalius. Tai nematau
nematau būtinybės čia lupt, kaip sakoma, per naktį. A taip jau, kaip sakoma, uodega įmerkto, tai mirkysim toliau. Tai va, būtinai žiūrėkit, būtinai prenumeruokit ir iki rytojaus. Ate.